400 km, 14 žmonių, 3 upės ir vienas bendras tikslas – Nida. Manau, kad visai neblogai būtų daina Lady Hear Me Tonight, tokia visai vasariška, linksma. Šį žygį sugalvojame, norėdami paminėti Simono Daukanto gimimo bei mirties metinės. Tikrai užsiimu, kitaip neišsirinkčiau šitos ekspedicijos kaip savo vasaros leidimo būdo. Kojų pratimai, rankų, nugaros pratimai, bicepsas, viskuo pasirūpinu. Ši idėja kilo spontaniškai, norint praleisti laiką su draugais. Komandą rinkome išties atsakingai. Atsižvelgėme kiekvieno dalyvio tiek fizinį, tiek psichologinį pasirengimą. Esu tikrai plaukęs nemažai. Upės negali praplaukti, reikia pernešti baidarę per krantą. Tai sakyčiau, kad patirties tikrai yra. Nes norėjau išbandyti save. Mane labai sudomino šita ekspedicija. Citata skambėtų, kad sunkus laikai sukuria stiprius žmonės, arba dar kyla mintis, kad sunkus darbas atneša labai aukštus rezultatus, taip gal pasakyčiau. Manau, kad Emilis Andrašiūnas. Manau, kad patirties tokia daro savo. Red Bull suteikia sparnus. Įspūdingas, todėl nespėjau bus labai daug gerų prisiminimų. Jokūbas Vėlyvis, Martynas Udras, Lukas Pičiuginas, Kazimieras Zabulis, Arijus Traigys, Karolis Kraučenka, Kristupas Dominas, Simas Civilka, Tauras Linartas, Emilis Andrašiūnas, Justinas Spurga, Angus Mikalojus Regelskis, Titas Juozapavičius. Simonas! Simonas! Daukantas! Daukantas! Simonas Daukantas! Simonas Daukantas! Vilnius, Nida.